Patyčios mokykloje. Ką gali padaryti tėvai? Sveiki, yra 8 veiksmai, kurių galite imtis prieš patyčias. Aš esu Goda Paskal ir čia yra mano kanalas apie kokybišką ir visapusį vaikų švietimą. Šį video darau, kad padėčiau šeimoms apsaugoti savo vaikus nuo patyčių keliamos žalos. Tai pradėkime. Pirmas dalykas yra svarbiausia pastebėti tas patyčias kuo greičiau, žinoma. Nesistengimas pastebėti arba pastebėjus ignoravimas yra vienas didžiausių klaidų, kurias daro tėvai. Patyčios neretai jau yra matomos darželyje. Pradinėje mokykloje labai aiškiai. Kuo anksčiau sureaguosite, tuo mažiau žalos bus padaryta jūsų vaikui. Antras dalykas. Sužinojus, žinoma, neignoruokite ir eikite kalbėti su mokyklos administracija. Klauskite, kaip elgiamasi patyčių atveju. Jeigu neturi jie praktikos, kaip elgiasi, siūlykite savo praktiką. Vieną praktikos aprašymą aš įdėsiu į video aprašymo apačią, galėsit paskaityti. Taip pat suprasite, ko jums reikia ieškoti mokyklos valdymo mechanizme, kad išvengti arba sumažinti galimas patyčias. Trečias, bandykite surasti realias priežastis visapusiškai, o jų gali būti bent 7 ir dalis iš jų yra nesunkiai pašalinamos. Pirma, vaikas netvarkingai apsirengęs. Antra, nuo vaiko sklinda blogas kvapas, dažnai galbūt, dėl vartojimų vaistų arba dėl per reto maudymosi, ar pavyzdžiui dėl neskalbtos fizinio aprangos. Trečias, vaikas yra per daug protingas ir kiti vaikui pavydi proto. Kitaip tariant, jo bijo. Ir ketvirtas dalykas, vaikui itin sunkiai sekasi mokslai. Ir jis ar ji dėl to kvailesnių laikomas ir dėl to kiti vaikai jo tiesiog negerbė. Penktas, vaikas iš biologinės išvaizdos yra labai negražus, nedailus. Tokio vaiko vaikai irgi bijo. Vaikai nežino, ko iš tokio vaiko galima tikėtis. Šeštas, vaikas yra itin gražios biologinės išvaizdos, aplinkiniai vaikai, ypač tos pačios lyties vaikai, tokiam bendraklasiui pavydi ir stengiasi jo neprileisti prie savos kompanijos. Taip daroma pasąmoningai, nes itin dailus bendraklasis visada gali nuvilioti priešingos lyties atstoves arba atstovus, Tai pavyzdžiui, itin daili mergina yra pavojus visoms aplinkinėms mergaitėms, nes kitos mergaitės gautų mažiau dėmesio iš berniukų. 7. Vaikas turi plika akimi nematomų psichologinių savybių. Pavyzdžiui, tai gali būti disleksija, skirtingo lygio ADHD, ADT, bipolinis sutrikimas, šizofrenija jau rimtesnis. Mokytojai ir kiti mokiniai šių savybių nepriskiria prie netikėtos invalidumo nelaimės, kai žmogus, pavyzdžiui, yra invalido vežimėlyje. Ir jau ir taip matosi, kad tas žmogus turi kažkokį kitoniškumą. Ir kadangi protinės savybės yra plika akimi nematomos, jie negali duoti logiškos priežasties, kodėl jie turėtų šį vaiką mėgti ar kažkaip pateisinti jo kažkokį nestandartinį elgesį. Ir pasąmoningai jis atrodo kitoks, todėl saugiausia tokį vaiką yra bent jau atstumti. Sunkesniais atvejais reikia tokį vaiką pažeminti, nes tada iš to vaiko besityčiojant, tu pats tampi labiau toks superior, aukštesnis, o kraštutiniais atvejais tai jį reikia perauklėti. Ir čia mes turime visus tuos atvejus, kur nuskamba žiniasklaidoje, kai keli bendraklasiai susitarė, mušė ar kitaip žemino kažkokį vieną nelaimėlį. Neretai galima nesunkiai šitas priežastis pašalinti. Pavyzdžiui, apsileidimo įtakotos priežastis, Tiesa, kartais būna susidėjusios kelios priežastys. Pavyzdžiui, šizofrenija sergantis vaikas turi vartoti specialius vaistus, kurie sukelia stiprų atstumiantį kvapą. Arba ADD vaikas yra labai negražus, nedailus. Toks vaikas bendraklasių požiūriu yra kažkoks neadekvačiai šnekantis, o dar ir baisiai negražus. Tai čia jau yra virš visko, vaikų pasąmonė. Prieš man tęsiant toliau, noriu jums priminti, kad palaikintumėte šį video ir prenumeruotumėte kanalą paspausdami varpelį. O jeigu jūs jaučiate, kad iš šios informacijos, kurią aš dabar pasakoju, gavote daug naudos, galite mane paremti suma lygia naudai, kurią gavote. Tai yra apatinėme dešiniame kampe 3 taškiukai ir donate mygtukas. Labai ačiū visiems, kas prisidedate, tik jūsų dėka galiu ir toliau kurti šį turinį. Tikiuosi, jis yra naudingas. Gerai, keliaukime toliau. 4 žingsnis. Reikia kalbėti su savo vaiku. Prašykite papasakoti tikslias veiksmų ištraukas iš pasityčiojimų, visus scenarijus. Klauskite apie mokytojų reakcijas pasityčiojimų metu, skirtingų bendraklasių ir ne tik tų, kurie tyčiojasi reakcijas. Prašykite apibūdinti tuos bendraklasius, kurie tyčiojasi išoriškai, fiziškai.
5. Veskite vaiką pas psichologą mokytis elgesio terapijos. Tai yra investavimas į vaiko emocinį intelektą. Drąsiai pabandžius kelis skirtingus psichologus, išsirinkite vieną ir tada stabiliai lankykite terapijos sesijas, bent jau pusę metų. 6. Patiems eiti reikia į psichoterapiją. 7. Keiskite mokyklą, jei to reikia. Čia jau jūs turėjote daug anksčiau pamatyti, kad mokykla neturi mechanizmo skirto tvarkyti su patyčiomis. Ta reikėjo bandyti, aišku, išsiaiškinti per atvirų durų dienas. Taip pat, jeigu ketinate eiti į naują mokyklą ir buvusioje švietimo įstaigoje jau buvo patyčių atveju, tai jūsų vaikas turi kažkokį polinkį. Ir vienas iš pirmųjų klausimų, kuriuos turėtumėte užduoti dar prieš renkantis mokyklą, tai yra, ar surašytas protokolas, kokių veiksmų imatės, kai įvyksta patyčių atvejais. Ir šito klausimo neklauskite administracijos, o klauskite mokytojų, kurie dalyvauja atvirų durų dienose. Jeigu mokytojas žinos, kokia yra mokyklos politika, tai reiškia, kad jie tą politiką remiasi ir jie naudojasi kiekvieną dieną. Šią politiką turi žinoti mokytojai, nes jie yra pirmieji, kurie turi pastebėti tas patyčias. Jeigu mokytojas nežino ir perduos klausimą administracijai, tai net jeigu administracija kažką improvizuotai jums ir pasakys, galite būti tikri, kad jie to dar nekarto nepritaikė. 8. Skaitykite knygas apie psichologiją. Pigus variantas ir padėsite daugiau savo ir vaikams būtent su skaitimu ir besidomėjimu. Jeigu jūsų vaikas patiria patyčias, tai tik reiškia, kad ji nėra standartinis vaikas. Tik jo nestandartinumas plika akimi galimai nematomas. Taigi, nuo lengvų autizmo ar kitų socialinių įgūdžių formų, iki per gražios ar per baisios išvaizdos ir iki nenuspėjamo elgesio, kuris yra tiesiog, pavyzdžiui, sporadiškas, nėra kažkoks pavojingas, vaikai kažkuo skiriasi, nes būna tiesiog įvairūs. Tai atkreipkite į tai dėmesį. Tai tiek šiandien ir iki pasimatymo kitose video. Iki.